O toliau laidoje piguskonteineris.lt atstovo Eriko Šimčiko praktiški patarimai vystantiems uogų ar vaisių auginimo verslą, turintiems sodą ar sodybą. Kaip panaudoti konteinerius? Erikai, pirmiausia, tikriausiai apie tas idėjas, nes štai mes dabar esame muitinės terminale, ar ne, kur yra labai daug konteinerių. Ir kokios tos galėtų būti idėjos, kaip mes tos konteinerius galime pritaikyti ūkyje, sode, sodyboje, netgi ir viešoje erdvėje. Ką mes galime iš jų sukurti? Pagrindinis jūrinių konteinerių gyvenimo ciklas prasideda nuo gamybos Kinijoje. Po to maždaug 5 metus jie keliauja jūrą, po to jau pereina į pervežimų sritį, daugiausiai yra transportuojami autotransportu, tarp logistikos įmonių ir taip toliau. Tai yra taip pat galimybė panaudoti ir ūkyje. Ūkio objektuose dažniausiai žmonės įsigyja šios konteinerius sandėliavimų tikslams, sandėlioja įvairias motorinės transporto priemonės, motociklus, traktorius, keltuvus įvairius, taip pat žoliapjovės ir taip toliau. Galima perdaryti kaip vasarnamį, galima panaudoti ir netgi kaip baseiną. Yra Lenkijoje nemažai tokių pavyzdinių projektų, kuriuos mes esam patys gyvai matę. Taip pat galima panaudoti kaip kažkokią talpą, pavyzdžiui, laikyti grūdams. Konteineris yra sandarus ir į jį graužikai nepatenka. Tai čia irgi vienas yra iš privalumų, nes jis yra metalinis, o jau jokia pelė nepragrauš metalo. Taip pat pas mus nesenai kreipėsi vienos įmonės irgi atstovas, jie pardavinėja kaip franšizę dviračių remonto sandėliuką daro. Tai ten gaunasi kaip baras toks, prieina, ta prasme, dviratininkas gali privažiuoti, ten pailsėti, kol ten jo dviračio aptarnavimas bus vykdomas, sutepti grandinės ir panašiai. Taip pat gali būti panaudotas kaip baras. Turime irgi pavyzdžių žmonių, kurie kreipėsi pas mus, nes norėjo įsirengti dirbtuves. Iš tikrųjų, tai yra vienas greičiausių būdų praplėsti savo patalpas kažkokias gamybinės, kai trūksta, pavyzdžiui, vietos. Tai čia gali būti irgi kaip laikinas sandėliavimo būdas arba laikinos dirbtuvės, kurias galima bet kuriuo metu transportuoti iš vienos į kitą vietą. Pasak piguskonteineris.lt, jūriniai konteineriai gali būti skirti įvairių pašarų, daržovių ar technikos sandėliavimui. Pagrindiniai ir populiariausi jūrinių konteinerių tipai tai yra 6 arba 12 metrų ilgio konteineriai. Tai 6 metrų konteineriai yra labiau naudojami sudėtingesnėse vietose, kur sudėtingiau juos privežti arba pastatyti į objektą. O ilgesni konteineriai jau vežami su ilgom puspriekabėm, kaip fūros tokio dydžio, tai su jom jau reikia įsivertinti galimybės, ar galima bus įvežti jas į teritoriją. Ar reikalingas kažkoks pagrindas jūriniam konteineriui? Jūriniam konteineriui specialaus pagrindo nėra būtina paruošti, bet vis dėlto geriausia aš rekomenduočiau, pavyzdžiui, ūkio subjektuose pasistatyti po apačią kažkokias plyteles, kad konteineris apačia konteinerio galėtų vėdintis, nes vis dėlto metalas sąveikoje su vandeniu, jisai linkęs yra koroduoti, tai geriausia, kad galėtų vėdintis. Dar galėčiau paminėti, kad konteineriuose standartiškai yra įrengtos ventiliacinės angos. Tai būna nuo 6 iki ten ir žemėjančiai, tai yra iki kelių ventiliacinių angų. Tai per tas ventiliacinės angas taip pat galima prasivesti laidus, elektrai pasijungti ir panašiai. Tai čia irgi vienas iš pliusų, kad nereikia gręžti sienose skylių.